dar prieš covidus. Beje, aš niekada nesirgau covidais ir nesiskiepėjau savame, aišku. Teko būti vienoje sunkvežimio atstovybėje Lietuvoje, padėti vokiečiam. Tai vienas vokietis, tas pagrindinis auditorius, sako, prisistatykim, sako, aš toks ir toks, tai buvo, kaip aš tapau, buvau mechanikas, turiu šeimą, turiu tokių vaikų, kiti prisistatykit, vienas apginimis sako, aš va, irgi čionais dirbu tiek ir tiek, turiu sūnų, sako, lucky man, laimingas vyras. Aš irgi pristačiau, kad tą ir tą vertėjas ir turiu sūnų, o lucky man. Ką aš noriu to pasakyti? Jeigu tu savo pieštuką, kokį girtai kiaulaitį įkišai, tai tavęs dar nedaro vyru. Vyras, suaugęs žmogus, tai kartu yra ir šeimos tėvas. Nebūtinai visokio aplinkybių yra, bet aukščiausia to viršūnė yra būtent būt tėvu. Nesvarbu, sūnaus ir dukros, ar daugiau vaikų. Čia yra esmė. Savaime, aišku, aš be galo gerbiu dvasininkų luomą. Čia irgi kita istorija. Kiti žmonės visą gyvenimą gauna privilegiją gyventi vienutėj. Taigi, koks jausmas būti vyru? Šito irgi man daug metų net nepavyko suprasti, bet dabar aš suprantu. Savaime, aišku, aš jau daug metų esu visiškai blaivus, nes jeigu tu bent kažkiek išgerinėjai, tai net nebandyk kurti šeimos. Pamirštai. Ir niekada neturėk jokių iliuzijų. Tas pats su rūkymu, tas pats su žole, čia negali būti tokių bandymų. Taigi, šitas vyriškėjimas jis eina metai iš metų. Aš prieš 7 metus vedžiau. Taigi ne pačioj pirmoji visiškai jaunystė, 36 metai, man buvo kokiam 2. Tai galiu pasakyti, kad jau tada aš po truputį kaupiau tą vyriškumo potencialą ir tam nėra galo. Tikras vyriškumas jisai niekada nesibaigia. Tik tai, ką aš galiu iš savo patirties pasakyti, kai esu nuolat blaivas ir kai labai prižiūri savo mitybą ir savo poilsį, kad tikras vyriškumas tai eina visą laiką maksimali ramybė. Kiek tai yra įmanoma? To negali visą laiką pasiekti. Gal kažkur ten nedamiegosi šiek tiek, ar ten pervargsi. Bet kiek tai yra įmanoma, tu turi būti maksimaliai ramus. Nes patikėk, vaikas iš tavęs visko pareikalaus. Ir aš esu ne vieną daiktą sulaužęs. Grinai iš to, kad nervai šiek tiek neatlaikė. Savaime, aišku, aš nei vaikui, nei žmonai nieko nesu padaręs. Ir ačiū Dievui, ir aš neįsivaizduoju, kaip kiti galėtų, nes tai yra tikras išbandymas. Aišku, tie išbandymai yra užkoduoti jaučių gamtoje. Kad tu turi, tai yra tavo treniruotė. Čia viskas kaip filme, žinokit, patikėkit, visi šitie išbandymai, ten emocijos nesuvaidintos. Nes vaikas tau duoda naują pamoką ir aš sakau, tu iš karto atpažinsi iš veido, kas yra tėvas, kas yra motina, tu čia šito negali suvaidinti. Tik tai turėdamas vaikų, tada, aš vieną vaiką turiu, tada gali suprasti, kas tai yra. Taigi, būnant vyru, tu turi maksimaliai išmokti ir toliau mokytis susivaldyti, susitvardyti. Ir susivaldyti su savame, aišku, taip pat. Čia negali būti tokio, kad tenais, čia aš buteliuką alaus išgersiu čionais. Čia yra old schoolas. Čia šitas nepadės. Tada gali atsisveikinti su savo vaiku. Ir jis taps kokį nors mezgėjimą. Neduok Dieve. Arba dukra sugalvos nuspjauti tam tikrus organus. Arba išspjauti taip pat. Ir sugalvos tapti vyru. Nes galvos, kad čia yra privilegija būti vyru. Ne, savaime aišku, būti vyru. Tai yra Dievo dovana. Aš nieko nesakau. Nes hormonai, jeigu yra natūralūs, iš gamtos, jie suteikia tau tą ramybę, tą laimės jausmą.
Nes aš tikrai esu laimingas. Aš dabar, pavyzdžiui, turiu nemažų problemų. Aš ant bankroto ribos, nes jau ilgą laiką nepakankamai daug darbo turiu, užsakymų. Ir aš vis tiek aš laikausi, aš nepuolu į ašaras, į panikas. Aš stengiuosi, ką galiu daryti, kiek galiu ieškoti. Ir savaime, aišku, nepamest savo treniruočių, savo kuklių treniruočių. Aš nevaidinu iš savęs sportininkų, aš nebėgioju kasdieną. Su mirties trauka irgi. Aš ką galiu pasakyti, negalima padauginti. Nes vienu momentu irgi pajutau, silpnumas šiek tiek nugaroj, truputį kūnas palinksta, truputį nemalonu, savaime aišku, jokių išvaržų, nieko. Bet jau ne tas, jau šikna ne taip dirba, o šiandien jau buvo geriau. Pailsėjau gerai mėsos, varškės pavalgiau. Čia yra svarbiausia. Todėl mano patarimas, kaip išsaugoti tą vyriškumą, tai maisto produktai turi būti maksimaliai geri. Aš sakau, aš dabar babkių neturiu tikrai. Tai ką tokiu atveju darai? Viskas savaime aišku ant akcijos. Nes, tos akcijos tokios natūralios. Pavyzdžiui, tenais, jeigu vištienos, tenais blauzdelės be antibiotikų, kur ten gali būti ir 2,30 kainuoja. Pavyzdžiui, man tai reikia to pakelio viso. Kai aš valgau 2 kartus per dieną, taigi, ar tenais, makaronai, aišku, kiek įmanoma geresnį, itališkai geriau. Bet viską tą reikia kiek įmanoma natūraliau, jokių perdirbimų, jokių, galima kartais ten kalukutienos dešrelių, bet turi būti maksimaliai. Tu turi valgyti žvėrį. Čia kaip, bažnyčioje valgo Jėzų. Nes tik taip tu gali kažko pasiekti. Tu negali pasiekti, aš esu valgysiu sojos. Tai tu ir tapsi to soyboj. Čia yra neįmanoma. Į tavo organizmą turi eiti tikra gamta. Tikri, kaip sakant, audiniai. Mes taip esam sukurti. Tikri vaisiai. Tikri saldumynai. Saldumynų aišku, aš esu meška, aš nieko nesakau. Man patinka, aš ir medų valgau, bet ir saldainius. Tik tai jau stengiuosi, atsargiai nepadauginti. Taigi, koks jausmas būti vyru? Jokių ašarų, jokių šiais laikais išpopuliarinta, čia vyrai verkia, it's okay to be ten sensitive, jautrumas, it's okay, nieko čia ne okay. Normaliai tau net nekyla minčių kažką tenais, nes čia yra visiškai silpnumo akimirka, čia nieko nėra blogio. Aš sakau, aš savo gyvenime esu gėręs. Ir nieko nėra blogiau, kaip būtent pachmo ir bijot. Ir tenais būti visam skistam. Neduok Dieve, aš sakau, meskit visokius gėrimus viską, čia yra šūdas, aš nežinau, aš ne už ką, man 10 štukų eurų pasiūlytų, aš negerčiau. Taigi, norint tą pasiekti, kad tau nebūtų jokių silpnumo akimirkų, išskyrus, jeigu tenais gieda Marija arba kažkokia didinga akimirka, tada taip, gali ašara ir nuriedėti, bet netyčia. Taigi, norint, kad to nebūtų, kūnas turi būti hormonai. Esmė yra hormonai, turi maksimaliai gerai dirbti. Tada net nekyla minčių, nekyla jokių baimių, nekyla tenais, čia už kampo kažkas išeis, čia tu vis tiek viską girdi ir taip. Kiaurai sienas matai, kaip sakant. Savame aišku, jokio dročinimo. Čia meskit šitą. Čia jeigu tu, aš suprantu, gal dar paauglystė, bet jeigu jau tu jau tenais vis tiek dračiuga, žinai, tau virš 30 juda dročinį, tai čia jau gali pamiršti. Aš aišku irgi nešventas. Visko buvo ir daug. Bet šito reikia atsisakyti. Ir kai būna straipsniai kažkokie durna mačiurkė, sako, čia mitai, čia neužaugs plaukai, čia visi kenčia. Yra kanalai ištisi, kur pasakyta, kaip aš nuo to dročinimo priskentėjau. Nes savaime aišku, moteris viską jaučia. Jos aišku sakys, tu padročink. Tu niekada nežiūrėsi į moterį, to nereikės nei tavo žmonos, nei tavo draugės. Visi šitą sako. Bet aišku, vyriškumas nesusijęs su seksais. Čia mažiausia, kas rūpi. Tik tai tas, kad tu, būdamas vyras, esi viskam pasirengęs. Tame tarpe ir seksams.
Ir tau nereikia tenais ieškoti kažko tenais apsiseilėjus, žinai, ten užsivedinėti ar tenais kavos gerti. Ar tenais seks energijos gėrimo. Oldschoolinis toksai seks energija buvo selytas. Tu esi viskam pasiruošęs, tu esi ramus. Tas paprasčiausiai didžiąją laiko dalį išlaikai šitą ramybę. Nes tavo hormonai veikia, tu esi visą laiką pasiruošęs. Tau nereikia tenais, va, čia eisiu pasitreniruosiu, eisiu ten pailsėti. Ne. Visą laiką. Negali būti tokių, čia man buvo sunku, man čia buvo nerimas, anxiety, čia. Man niekada nebūna to. Aš jums sakau, čia yra nesąmonė. Čia net negali būti tokių nesąmonių. Kai tenais man buvo silpna, kaip veganam, jie aišku slepia viską. Bet jiems silpna. Ten bezdalai eina be sustojimo. Aš irgi bezdu, bet ne be sustojimo. O tenais negali būti tokių, kad tenais, va, aš negalėjau sportuoti, man silpna davėsi, ten bloga, tenais kažkoks viduriavimas. Nesąmonė. Aš kaip pašiku man net neištepa. Aš jums sakau, čia yra visas šitas, tai yra iliuzija. Kur žmonės nori padaryti vergais paskutiniais ir va taip, tu silpnas, tu niekam tikęs, tu gal lytį pasikeisk. Į tą ir einama. Taigi mano pagrindinis patarimas, jau aišku, jau gal viskas prarasta, bet gal dar yra šansas. Todėl jūs stebėkit mane ir mano judesiuką.